Sveiki. Po ilgos pertraukos nusprendėme, kad reikia atnaujinti mūsų pašnekesius apie politiką užsienyje, Lietuvoje, apie jos peripetijas. Todėl šiandien pirmoji laida, kurios metu apžvelgsime naujųjų metų atneštas permainas, nes jau nesenai sutikome 2025-uosius, o šiandien jau baigėsi pirmasis sausio mėnuo. Aišku, kad svarbiausias šio mėnesio įvykis tai Donaldo Trumpo inauguracija sausio 20 dieną, kurios metu buvo juridiškai įtvirtintas ne tik JAV prezidentas, bet ši data tikriausiai taps pasaulio istorijoje esminių lūžių mūsų gyvenime. Tai kasgi atsitiko, kad Donaldo Trumpo inauguracija buvo taip daug komentuota ir, padarė didelę įtaką daugelio pasaulio šalių vyriausybėms. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad JAV prezidentas iš tikrųjų turi daug galių. Ir jo tvirti ir ryžtingi žingsniai gali įtakoti ne tik šalies vidaus gyvenimą, bet ir užsienio politiką. Manau, kad Donaldas Trumpas ir jo ryžtas sudaro sąlygas grįžti prie klasikinių liberaliosios demokratijos vertybių ir nutraukia demokratų valdymo metu vykdytą įvairovės ir įtraukties ir tapatybių politiką. Pastaroji iš tikrųjų reikalavo daug aukų, kada užsienio valstybės už JAV paramą turėjo atsisakyti savo vertybių, pirmiausia šeimos vertybių, atsisakyti jiems būdingo supratimo apie lytį. Ir aišku, kad tai iššaukė didelį nepasitenkinimą daugelį pasaulio valstybių, jų tarpe ir Lietuvoje. Kai kurie komentatoriai socialiniuose tinkluose aiškina, kad Trumpas jau savo pirmąją darbo dieną ryžtingai vykdė savo rinkiminius įsipareigojimus ir tuos veiksmus jie palygino su Lietuvos. Rinkiminiai pažadai pamirštami jau kitą dieną po rinkimų. Ir iki šiol niekas nesiėmė tokių ryžtingų veiksmų vykdyti savo rinkiminius pažadus kaip Donaldas Trumpas. Iš tikrųjų, tai nėra visai taip. Pirmiausia, pas mus skiriasi valdžios sąranga. Mes esame parlamentinė respublika, kurioje lemiamą žodį taria ne prezidentas, bet Seimas. Žinant Seimo tvarką, žinant Seimo statutą, sunku tikėtis, kad per labai trumpą laiką bus galima įgyvendinti, kad ir mažąją rinkiminių pažadų dalį. Ta įtakoja egzistuojanti tvarka. Ir mes negalime sau leisti to, ko leidžia Donaldas Trumpas, kuris jau per pirmąją savo darbo dieną anuliavo 78 buvusio JAV prezidento Joe Bideno įsakus ir pats paskelbė net kelis šimtus.
Jie iš tikrųjų labai reikšmingi, jų daug, bet turiu pasakyti, kad jie iš esmės keičia Jungtinių Amerikos valstijų vidaus gyvenimą. Aišku, tie įsakai arba dekretai negali vienu mostu pakeisti esamos situacijos. Tačiau jie sudaro teisinės prielaidas tolesniam valstybės judėjimui reikiamą kryptimį. Pirmiausia, turbūt visi gerai atsimena, kaip būsimasis JAV prezidentas rinkiminės kampanijos metu aktyviai pasisakė prieš nelegalių migrantų deportaciją. Ir turiu pasakyti, kad jau pirmomis savo prezidentavimo dienomis buvo duotas nurodymas įskraidinti JAV lėktuvais nelegalius migrantus, kurie kartu yra ir padarę nusikaltimus Jungtinių valstijų teritorijoje, atgal į Kolumbiją. Tuo tarpu Kolumbija laikoma istoriškai viena artimiausių Vašingtono sąjungininkių Lotynų Amerikoje ir turi laisvosios prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Tačiau kada Kolumbijos prezidentas pareiškė, kad neleis lėktuvams su JAV deportuotais migrantais patekti į jos šalies oro erdvę, atsakas buvo paskelbtas nedelsiant. Trumpas nurodė, kad reikia įvesti Kolumbijai didelius muitus ir sankcijas, kad reikia įvesti net 50% tarifus Kolumbijos produktams, kai dar prieš savaitę šis skaičius siekia 25%. Taip pat jis pareiškė, kad panaikins vizas Kolumbijos vyriausybės pareigūnams, Kolumbijos prezidento Gustavo Petro šalininkams, o Kolumbijos piliečiai bus atidžiau tikrinami oro uostose. Donaldas Trumpas gali laisvai operuoti tokiais veiksmais, kurių Lietuvoje dėja nei viena institucija to padaryti negali. Aš manau, kad mus labiausiai domina ES ir, aišku, Lietuvos pozicija į pirmuosius Donaldo Trumpo žingsnius jau esant prezidento poste. Iš tikrųjų, manau, kad ES turėjo sureaguoti ir turėjo sureaguoti labai skausmingai, kadangi visa tai, ką jie kartu darė su Joe Bidenu, po Donaldo Trumpo atėjimo sugriuvo. Ir be abejonės reikia ieškoti naujų kelių santykiuose su Vašingtonu. Na, manau, kad Donaldo Trumpo kritikos ir net šmeižimo bei smerkimo laikotarpis Europoje jau pasibaigė. Visi šalta galva turėtų galvoti, o kaip su juo bendradarbiauti. Pasibaigė tas Donaldo Trumpo lyginimas su Stalinu ar Hitleriu. Pasibaigė verkšlenimas, kad dabar ateina amerikietiškas imperializmas į visą pasaulį. Manau, dabartinį JAV prezidentą reikėtų lyginti su Prancūzijos pokario prezidentu Šarliu de Gauliu, kuris aukščiau visko
iškėlė nacionalinį interesą. Donaldas Trumpas žengia tuo pačiu keliu ir visam pasauliu parodo, kad į savo vietą grįžta nacionalinė politika. Taigi nacionalinis interesas turi tapti svarbiausia kiekvienos valstybės užsienio politikos dalimi. Manau, kad Donaldo Trumpo tose pasirašytose dokumentuose yra tokių labai svarbių dalykų. Na, pirmiausia, jo pareiškimas, kad egzistuoja dvi lytis, tai yra vyras ir moteris. Tai buvo tik posakis, bet po to sekė teisiniai aktai, kurie praktiškai sustabdė paramą įvairaus plauko nevyriausybinėms organizacijoms užsienyje, kurios kaip tik ir propagavo 72 lytis. Tai labai svarbus žingsnis šeimos sugrąžinimo į savo klasikinę tradicinę vietą. Tai labai svarbus žingsnis, atsitraukiant nuo to marazmo, kuris iš tikrųjų apėmė daugelį pasaulio regionų ir visų pirma Europą. Kitas labai svarbus žingsnis, tai yra kova su nelegalia migracija. Ir be abejonės labai svarbus žingsnis yra Trumpo dar nepadarytas. Pirmiausia, jis pareiškė, kad Europa privalo mokėti už savo saugumą. Tai reiškia, kad kariniams tikslams Europos Sąjunga privalo skirti žymiai didesnį procentą. Ir čia staiga išlenda Lietuvos valstybės gynybos tarybos sprendimas, kad būtina skirti gynybos išlaidoms 6 procentus, iki 6 procentų nuo BVP. Manau, kad tai toks vaikiškas reveransas Donaldui Trumpui. Tai taip buvo galvojama, kad šie 6 procentai galbūt paveiks Vašingtoną ir naujasis Jungtinių Amerikos valstijų vadovas nenurašys Lietuvos kaip tvirto sąjungininko. Iki to laiko visos politinės partijos sutarė, kad gynybos reikmėm skirsime 3,5 procento. Ir štai per vieną naktį 2,5 procento padidėja šios išlaidos. Padidėja net nežinant, iš kur tos pinigus paimti. Vyriausybės ministras pirmininkas Gintautas Paluckas aiškina, kad nebus keliami mokesčiai, nenukentės pensininkai, švietimas, sveikatos apsauga. Tai leiskite paklausti, o iš kur bus paimti tie pinigai? Nes yra keli keliai. Vienas kelias yra kelti mokesčius, žengti tą žingsnį, kaip kažkada žengė Andrius Kubilius, padidinęs PVM iki 20 procentų, bet surinkę žymiai mažiau pinigų į biudžetą, arba prasiskolinant
ir taip jau iš tikrųjų skolose paskendusią Lietuvą. Jau šiandien po paskutinių paskolų aptarnavimas pabrango nuo 300 milijonų iki 700 milijonų eurų. Todėl manau, kad tiek mokesčių kėlimas, tiek skolinimasis yra pavojingi faktoriai. Pavojingi faktoriai Lietuvos ateičiai. Ir būtent nėra apskaičiuoti. Kada buvo sutarta dėl 3,5 procentų BVP gynybai, buvo aiškiai matyti, kad tos lėšos turi užtikrinti Lietuvos divizijos sukūrimą iki 2030 metų, Vokietijos brigados priėmimą iki 2027 metų ir visuotinio gynybos principo įgyvendinimą. Tiek, kiek buvo suplanuota. Taigi šitie 6 procentai, manau, išdygo įtakojant Donaldo Trumpo atėjimui į valdžią. Ir Lietuvos valdžia iš tikrųjų įsispraudė save į kampą, nes dabar jau girdisi įvairių tokių kuriozinių dalykų. Antai visai nesenai televizijoje kultūros ministras pareiškė, kad iš tų 6 procentų tikisi, kad 1,5 procento bus skirta kultūrai. Įdomu, kaip šį būtent pasisakymą aiškins vyriausybė. Tačiau manau, kad prieš tai, kad skelbiant įvairius neapgalvotus skaičius, reikia padaryti biudžeto išlaidų auditą. Pagaliau susivokti, kiek mes turim pinigų ir kiek mes galim jų išnaudoti. Ir paskutinis dalykas, be abejonės, šios išlaidos yra susijusios su karu Ukrainoje. Kaip žinia, Donaldas Trumpas dar prieš atėjimą į valdžią žadėjo, kad užbaigs karą per 24 valandas. Na, o dabar jau oficialiai kalbama, kad tai atsitiks per 100 dienų. Tiesa, neoficialūs šaltiniai byloja, kad prie karo nutraukimo galima prieiti ne anksčiau kaip per pusę metų. Ir čia reikia prisiminti Rusijos prezidento Putino posakį, kuris tapo jo gyvenimo kredo. Jis prisimena savo gyvenimą dar Leningrado gatvėse. Jis prisimena Leningrado gatvių muštynes. Ir jis iš to prisimena vieną taisyklę. Jeigu muštynės neišvengiamas, reikia smogti pirmam. Toks jo principas išliko ir būnant Rusijos prezidentu. Todėl ta atgrasimo politika, kurią propaguoja NATO, nemanau, kad yra labai tinkama gatvės mušeikos atžvilgiu. Šiuo atveju, manau, Trumpas yra daug efektyvesnis. Jo pozicija, grėsminga pozicija ir jo grėsmingi pasisakymai gali sustabdyti ir gatvės mušeiką. Tad tiek apie 2025 metų sausio mėnesį, kuris skaičiuoja paskutinės valandas. Iki.